aš manau, kad tai nėra slapta informacija, kad asmenys vykdantis vagystės iš gyvenamųjų patalpų dažniausiai turi savo braižą. Galima skirstyti pagal patekimo būdą, pagal spinų atrakinimus, pagal langų reiškia įveikimo būdus, signalizacijų atjungimus. Labai daug iš tikrųjų yra tų požymių, kuriuos mes sudedam, kuriuos mes stengiamės visą laiką kažkaip savo pasižymėti, sudarom lenteles ir žiūrim, kokiai grupuotį priskirti. Jeigu kažkas man sakytų, kad ta grupuotė vykdo tik tai per vagystės gyvenamųjų patalpų tik per antrą aukštą ir parodytų man, kodėl taip mano, tai aš visiškai su to sutikčiau, kadangi galima drąsiai sakyti, kad veikimų būdas ir veikimų braižas visada yra tam tikrai grupiai būdingas. Pasirenka tokį būdą, kuris yra lengvesnis. Katilinės langas. Žmonės labai mėgsta signalizaciją pastatyti. Bet katilinės langui kažkodėl pritrūksta jau laido. Nes sako, nu kas čia katilinė? Čiagi neįmiegamai, kas čia per katilinį lys? Čiagi purvina, čiagi tas. Tačiau kiekvienas nusikaltėlis žino, kad kažkuriam kampeliui pritrūko pinigų. Katilinės langas dažniausiai būna be signalizacijos. Tai eikit, statykit signalizacijas, nes geriausias būdas. Užtenka 3 minučių. 3 minučių. Pakėlė plytą, išdaužė stiklą, įėjai į vidų, atidarei stalčių, arba nubėgai į miegamąjį, atidarei, pažiūrėjai, kuriai vietoj moteriški rūbai, ten būtinai stalčiuje guli auksiniai papuošalai. Paėmė ir išeini. Saugos tarnyba visada pirma jums paskambins ir praneš apie pas jūs name įvykdytą vagystę. O kada jie atvyks, kada tai bus, tai nežinau. Iš tikrųjų, čia yra kiekvieno asmens pasirinkimas. Be abejo, visi būdai yra geri, tačiau kol kas jų naudingumo koeficientas yra labai, sakykime, žemas. Labai paprasta. Iš tikrųjų, apsisaugoti nuo vagysčių įmanoma ir tai nieko nekainuoja. Užtenka šypsotis. Išeinate į gatvę ir šypsotės. Šypsotės kaimynams. Tokiu būdu jie jūs pažins. Jeigu kaimynai jūs pažins, tai jie žinos, kad jūsų kieme stovi svetimas automobilis. Jeigu jūs su kaimynais būsit gerose santykiuose, tai jie pirmi paskambins ir pasakys, kad kažkas blogai. Nereikia laukti apsaugos tarnybos. Ne? Tai nereikia labai nieko išgalvoti. Reikia tik tai būti gerų žmogum, reikia bendrauti su kaimynais, reikia kartu praleisti laiką, reikia pasidalinti telefonais ir to pakankamai tai jau yra daug, kad būtų saugu ir ramu gyventi. Vienus būtus pasirinka dėl lengvo prieimo, o kitus būtus pasirinka dėl prabangos. Sakykime, jeigu jūs gyvenate tam buvusiame šiaurės miestelėje, tai jūs galite pamatyti, kad vienur stovi sovietinis senas namas, ten vyksta vagystės iš butų, priešai stovi naujas namas su naujom durim, su metaliniam durim, apsaugos ten ir vyksta vienodai ir ten, ir ten. Tiesiog veikia skirtingi žmonės, kurie yra nukreipti į skirtingą turtą. Per senas duris įėjęs dažniausiai gali pavogti močiutės santaupos arba nuomininko kompiuterį. O jau įėjęs pro metalinės duris, dažniausiai būtent žmonos papuošalai išeis. Kada vagis ateina į jūsų butą, jie jau žino, kur yra jūsų daiktai. Kadangi tai persideda iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, kur mano močiutė slėpia brangenybės, ten pat slėpia ir mano žmona. Bet labai įdomu, kodėl jos mano, kad patalynė yra labai gera vieta. Tai yra atidaryti spintą ir įkišti ranką į patalynės, ten kažkur tai užkirsti. Nežinau, nepavyko man dar jos perkalbėti, bet tikiuosi, kad draudimas man apmokės už tai. Vat situacija tokia, kad tos vietos nesikeičia dešimtmečiais ir moteris slepia paltų kišenėje, ten striukės kišenėje, ar ten, jeigu turi prabangesnį kokį nors rūbelį, sakykime, tai kišenėse, po to tarp patalynės komplektų kažkur tai, arba tam pačiam atsarginėse induose kažkur tai. Va, to vyrai ką? Vyrai kiša viską po lovą. Vyrai kiša viską po lovą arba iš vis nesirūpina ir padeda matomai vietai. Tarp kitko, matomai vietai dažnai nieko ir nepaima.